Jau jų pameldžiai. Gerai, kad pameldžiai. Dabar tai Kamaroje užplak saladuškų. Rytoj pelenų diena neturėsim ką valgyti. O tu tapylę eik stainioj. Pasijosi pabirų iš arklių ėdžių. Pusę jau padarei? Nu va, baigiu jau. Kiaušinienę kepti. Tas vienu pakepus. Uždavinim. Neduosi, tai paskui žmonės šnekės per kaimą vaikštami. Žmonės 12 kartų valgo per uždavinės. Nu ir tikės. Anksti kėliau, kai pirmas gaidys užgėdojo, tai buvo pulti baigs. Per gavėnę reiks važiuoti malkų miškan. Nu jau tik nesamdiniam 12 kartų duoda. Žirnius kulia tai sotus, kita gaspadėja tai netiek neduotų. Primokino jisai, matai, mane anais metais blynų, kad prikepčiau. Kiek bėdos tie blynai pridarė. Bernas suspringo su aša, kabaliojo skobryčia, kai kumelys. Ir dratą kišau ir kočėlą, niekad neina išlupt, suspardė mane visą. Tai gerai, kad atėjau susėdė. Pamokino plutelių duot valgyti. Reikia žiūrėti, žinai, kad ne kiaulių gerklis, jūs svoresnis. Taigi liepiau mergaitę tankus ją duoną perėtą, kas į darbų daryti greičiau. Taigi žinai, tik gaspadinė, tik reikia sekti palei paskui samdinius, nepasiteikti ne vienam žingsniui. Ir man čia kada? Reikia pasusėdęs nueit naujienų pasiklausyt. Vasarą darbymetis nėra kada. Ir tą žiemą nenueit, oi, kad tu nesulauk. Jau namie viešne. Nu, jei nenueisi, tai niekur nežinosi. Duok greičiau valgyti. Kiaušinienės pakepiau. Dėjau šaukštą taukų, kad užgabinės, taip tai tik pusę dėdavau. Kai pavalgysi palik dar berniokui, tai paskui, kai išeis samdiniai, papenėsiu. Galėjai arbatos išjutėm. Arbatos, kombių bryzą atneši. O, matai, sveikas būdamas arbatų susimanė, kad į kur varaba. Kad sakytum iš kelionės, užšalęs, tai taip, jeigu nori va, įpilsiu kruopų pasėti. Pilva, pripilį visokio pizlo į kliuksą naina. Nu, taip neslėp. Jeigu daug valgysi, tai būsi tik pilvotas, o ne bagotas. Bet po kilbasus pasėt būtų nieko, bet kaip daug. Kiaušinienės ant vandens gal pakepus. Na vidurius užsuks. Ir kada reikės tupėti kelnes susimovus, reikia dirbti, patirti rėp. Ot, matai, koks iškalbus pasidarė. Kai bernu buvai, tai per valandą žodį išmykindavai ar neišmykindavai. Tai jau labai kalbinga buvo, visi papliaušką vadino. Ir nieko dar nedirbiu, tupsi pagryčia, liežuvį tik mali. Ot, kaip gerą liežuvį turėjau, tai ir tave prisišnekėjau. Gerai pasakyta. Burna nebūk durna, mokiloti būsiu soti. Ar aš dabar ne ponelnis su tavo polivarku. Ir mano vaikai ponaičiai. Vaikai, jos vaikai, tu jos auginai, samdinis užaugino ir vystikus man kojo. Ir mat, vieną dar nesuvystydavai, reikėdavo iš darbo parėjus padėti. Ir mat, vaikus užaugino liežuvį maldama. O kas gimdė, kas žindė? Tau tai visas gardumas, o man tai šitokį sopuliai. Tai gimdėti tik tai nereikėjo, tai viską dirbome su Pauliu, sausiau, aš ir tapylę. Ot jeigu negalėjau, tai ir nedirbau, ar aš ne ponia. Bet dabar norėjai tapylę ant senatvės išvaryti. Visą gyvenimą pasvetimas pradirbus, kur eiti, sirata. Gerai gaspadinė seną sunkiai išmeta, kur nenusibaigė. Tapylė, taip ir gyvensiu savo tą tapylę. Net dienos, kad tiek varšintų galvos. Sakai, išeinu pasusėdęs, naujienų pasiklausau, tai nors akys nušvinta. O čia su ta sena kėdėša, tai baigia iš proto išvaryti. Kas padoriai, tokioj dienoj ir pykstantis. Nesikiš suaugusių kalbonų. O tu tėvą eik pašauksi šeimyną, tegu eina pusryčių pavalgyti. Tik žiūrėk vienų nepalik, kad žirnių neprisikavotų. Taigi peliktuką palikau. Tai kur antsiūtė? Atsiras ir antsiūtė. Dėk ant stalo gatavai, kad suėjų šeimyną negaištų. Aš suėję visi pavalgys greičiau, tai gal kūrį pabaigsi. Pabaigsim, sakė, kad padoris leis vakare su kumeliu pasivažinėti. O, nusimanė. Samdiniai su kumeliu važinėtis.
Gerai pasakyta, pažadėjai durnių patiečijai, neištesėjai, nesugriešijai. Būt stanioj. Ne, mes kūlim, norėjom pabaigti, žadėjai kumelį pavažinėti. Norėjai baigti, ne tai? Nu jau tik ne kumelį, bėrį tegu pasikinku. Sava šeimyna mergiotės, tai taip. Nu jeigu netingėsi, tai ir aš dar su kumeliu pasivažinėsiu, kad dievai geriau derėtų. Viena mal, taigi žiūrėk, kad pilę koją už galvos suskyrus stanioj vulioja. Vaikam, pažiūrėsim. Niekas neišėtų, kad tavęs apseisim. Ana vakarą jūs parodys šitą moną mums atpešiodami. Kurios kaulai stani, kaip reiks ir atkelt. Eik, mož žiūrėk. Eik pats, kad nesulauktum. Ir sveiki visada, pačiam. Nu, tai kur jau dabar visai ne vienas be manęs. Kur tu dabar vis? Duos dabar gaspadinė gaspadoriui. Paskutinis klausimas nukas. Vasi, tu vyrai vyrala. Ne. Aš tik malku atnešiu, pečių užkūriau. Žiūrėk, vienas kirmelas. Aš blogą darau. Šunimis laiko. Ateis laikas į mesvės penėsim. O kur Anciūtė? Vis dar miega? Miega, kad skaistesnė būtų, vakare ateis jaunimas užgavėti. Sakė, kad jau šiemet ženysis. Su kuogi? Taigi su tuo pačiu, su buvo bežinas važiavęs. Girdėjau, kad ir kelnes mokysiu. Kad Albencijus kelniai nemuvėjęs. Viską pasakiau, kokia na ir nesiprausus, nesusišukavus. Čiūčelas, šauk, sakai, varlė prieš... ne varlė, katė, pasiūtusiam akim. Kokia močia tokia dėpti, obulis nuo belstolį nelėkė. Tai ką? Aš tau katė pasiūtus? Tau ką? Sakai, akis išplėšiau, man atrodo, kad akim. Reiktų tau akis išplėšti, liežuvį išplėšti, per kaušį. Aš ten, kano tvarka. Aje, vaikeli, kaip čia dabar? Tis basai ir vien marškinė. Tėvas samdiniai loja, mėgot neduoda, viską girdėjau. Ai, žinok, Neapsižadinti negaliu. žinok, šuns balsas į dangų neina, vaikeli, neimk į galvą. Eik, apsirengsi, pasušalsi, paskui pakiai bus pajuodę. Migdžiau ir nais viskas veltui. Paskui ateina mokysi, tai kelnes reikia. Tai ką, gaišta, tu dar neįsrėbė? Tik pasakyta, nekišk pirmą šauktą gaspadoriaus. Nu, tai jau šiandien reikėjo kišt, bet nebaigsit niekų. Ai, nebėra laikai, taip kiek valandų. Vyrala neš šunim. Pietų suvalgysit. Žmonės šiandien 12 kartų valgo. Tai jau taip. Supilk atgal į puodą. Labai riebius padariau, žirnių priputę tai nenori. O kur Anciūtė? Ateis ir Anciūtė. Rytoj su Tapilė važiuos į ežerą žlugtą mazgot. Kuri merga nori apsiženyti tais metais, tai raketei žlugtą mazgoja. Vyriškas kelnes teleškuoja. Aš nenoriu, man gaspadorius neprieiti žirnius vėti. Važiuos ir Anciūtė, ir Tapilė važiuos. Apie dvi rytoj iš ryto su Tapilė gerai išgrumdykit. O paskui apie pietus, kai pamiegos, tai bernas atveš Anciūtę. Tai tik tai, kad nesušaltų, tai duokite bukelines iš teleškuoja eketei vyriškas. Ir paskui bernas parveš. Su Ignacijum tai neleisiu, jisai nepatikimas. Ignacijus ir pats nevažiuos, puola taip katė į akis. Jie kaip susitinka, taip girvis kaip su akmeniu. A, tai ką tu nori, kad gaspadoriaus duktė samdiniam nusileistų? Geras liežuvis ir to Ignacioko. Ant žmonės pasako, ką jis apie mano mergiotę šneka. Nu, tegul tik šiemet man Anciūtė neapsiženys, tai išvarysiu, kai šunį negaus nei algos, rudenį ir išvarysiu. Jis taip pat pavasarį išeis, nesulauks į rudenį. Kaip tai išeis? Šitoks krepkas darbininkas per žiemą dykas išbuvęs ant pavasario, kada darbymetis paims ir išeis. Nu, kuris geriau ras negu pas mane. Ale gerai pasakyta, gera duona subinė išgraužė. Taigi sakiau, mamute, ką sudėrėjai rudenį ir atiduok. Tu tik nori, tik nervų iškadina, koks bjaurus. Iš
Šiandien viską girdėjau, nemegojau. Sakėm, tokia susivėlų, susikurpuliavų, sutarėm, neveikia, nebjaurė. Ką tai laikai? Geras liežuvis to Ignasiokų, geras. Būčiau akis išplėšus, su kam sulaikiai? Ai, vaikeli, nepaturėk jau taip apšnekėta. Gal da paims Alpensiokas. Taigi buvau pas Iraminėnę nuėjus. Sakė, kad per Velykas atvažiuos, tai aš sutarsim. Tikrai, manau, sakai. Taip, da į Berata buvo atėjus. O ta taip pavakė. Nu, taigi sakė, kad per Velyką sutarsim. Dauginsim kiaulaitę. Taigi įsiskyrėm dėl kiaulės. Važinėjau ir per mėsėdį atveseliuotą, kad tas mūsų tėvas toks nekalbus įmerkio šiam, kad tu tadėk nors keliokų. Tai mes būtume ir sutarę, dukrelė. Tai tas su tom savo kiaulėm, tik su kiaulėmis, su kiaulėm. Jeks ant daugiau nerūp. Nu tai va, sakiau, Daračiūtė kilbasą duosiu, kad nu jais geriau pakalbėtų. Mamutė, žinok, kai dar sūrį duok, kai dar šaukštas sviesto. Nu. Žinai, senas, tu ką darysi? Reiks tekėti, tai jau sename dalik. Paskui reiks mūsų apeklui skraidyt. Sakau, jau taip prisibėjai, nekenčia. Ai, nepaturėk vaikeli, žinok, senas, indiržyjas, už tokį išėjus neraudosi. Ai, už tai, kas patė žemė, už buvo cibulinos įsisukus. Kas tokie už patikimo ėjo, tai jai ir cibulio reikėjo. Ale traudos paskui nereikės nei cibulių. Oi, suklepėjom. Eisim kelnesių. Ale laukia šuoloja, kas ten? Oi, Daračiūtė ateina. Nugi tegu būna tas drobės rėtimas ant stalo, tegu mato ir jinai, kad siubam kelnes Alpensiokui. Ką mama pusryčių padarei? Taigi kiaušinienės ant žarijų pakepiau. Nu jau aš tai nevalgysiu. Atiduok Daračiūtę, tegu geriau pakalba. O aš tai viską suvalgysiu. Neškitės kamarui, pamatys, kad ne šitokioj, ne tokioj paroj valgot, paskui sakys, kad mergos išlepintos. O tu paskui ateik prie Daračiūtės, kad matytų, na, kad kelnes tikrai siuvam. Jeigu bus pagardintas. Oi, per amžius, per amžius. Tai viena, mergiotė damieta. Nu, kur jau čia miegos? Kaip rašytam stelo, taip ir aš jau kitų mačiau basą žadėjai, sakau, ir aš tokį gardesnį kasnelį nubarksiu. Pirma reikia užsidirbti, o paskui gur. Taigi tiesiai išbirbau namų rytavos, tik žarė pasirodžius ir nuėjau. Radau grynus kepą, ir man davė. Ir dar vėdarus kepė, liepė ateiti pavakarį. Ale, matai, blynus, vėdarus vienoj dienoj. Nebekepė, taigi žinai, per užgalės reikia 12 rozų valgyti. Žinau. Ir dar bulvinių dažinių davė, o riebus padarytas kaip degutas. O vėdaruose tokių, kad pridėta, į da prieskonių visokių, į apkavų lapų, į mėtų, į dar gal kitokių. Oi, sakė Ansiūtė, kad jie labai bagoti. Kai buvo Kražvalda nuvažiavę su tėvu, tai sakė jau kilbasų, kumpių, lašinių paaiškų, tai jau be skaičiaus. Tu tam stelą kepė vėdarą? Kepiau, ir kumpį, ir vėdarą kepiau. Bet mano šeimyna labai nekantri viską suvalgė. Sakau, kad jau nesvietė. Tu tai ką vakarė valgysi, kad jau viską suvalgė? Nu, gal kokios kilbasos rasim, nors vakare nebus kada. Sueis jaunimas, pasišokt. Rodos taip skubėjo, lėktai viena po kojom pasimaišė, tai kita taip ir likau alkana. Oi, Daračiūtė, nu gana jau apie tą valgymą. Sėsk, pašnekėsim apie reikalą. Sakyk, ką girdėjai pas Birbalus. Ką girdėjai pas Birbalus? Ką? Daračiūtė. Ne, ai, nesinori nei kalbėti, kai žarno žarną ryjau ir liežuvis netėtas nesisuka. Oi, Daračiūt, nugir žarnas pripilius ir liežuvį pateksiu. Sakyk greičiau. Žadinys kaip ant kelio radinys. Jau kas pažadėta, tai kaip įdėta. Kad nebūtų tai pažadėjai durni patiečiai, neištesėjai nesugriešiai. Oi, Daračiūt, nu kur tu girdėjai, kad aš būčiau ką nors apmonijus?
Girdėjau, dar ir šiandien ryte girdėjau, kad sabiniams užkandžius darai, už darbą nesumokė kiek pažadyta. Ko, matai, nieks neklausia, kaip dirba, a visi tik tai kiek moka. Reikia pasižiūrėti, kaip jie dirba, tada jie pamatys, ką moka. Kad ir tą biedną tapylę taip primušt, kad nebepaeina. Visą amžių pratarnavus, vaikus užauginus. Kur tavo sąžinė, kaip tu Dievo nebijai? Ir ranka gali nudžiūti. Nu, matai, gana už tapylę, negausi ne kilbasos. Tapylė tai možna ir koją pakelt ir nenudžius, o man tai rankos nemožna pakelt. Dar Gaspadorių grekanin vedė, tai kasgi sakė tamseliai? Taigi, kai buvau pas Garbaus, atėjo Uršulė ir sako, kas karalas, tas sybus apsiklausyt nemožna, tokioj dienoj. Tapylį kruvina burna šūnė apsikabinusi rauda. Bernai kokie malaksto ir keikia, kad kirmelių valgyti nebegali, ir kad tokios šinčias kaip cibienį visojų lyčių nerasti. Tai ką sakė, ar ta senmergė, ar birbalai? Taigi Uršulė viską sukadina, jau buvo pradėjęs šnekėti apie reikalą, kai atėjo. Ir abu šnekant, tai viską ir pasakė, nu ką jau man besakyti. Nu, aš sakau, birbalai nesakys, anie kitam gale ulyčios gyvena, nie nieko nežino. Žino, dar ir kaip žino. Nu, taip, tos sipdavatkės ir padaro, taip ir priešneka viską mano mergiaučių. Ir niekaip negaliu ant siūtės apžemės, o čia esas tai eina. Ale pati kalta cibienė. Mergiotės auginėt ir laikyk liežuvį iš dantų. Nematyk kitų, jeigu nenori, kad tau matytų. Atsimeni, kaip Petrėnis mergiotės žemės kotų prišnekėjai. Kruvinom ašarų merkė Petrėnį ir sakė, kad iš jos barnos jos vaikų galvas. Mergiotės auginė, nežinai kokius bus. A, kada kas buvo. Reik žiūrėti, kas dabar yra. Nu, plau greičiau. Nu ir viską pasakyti nudušus, išlosiu, nei žodelį nepakreipdama. Nu, tai kada atvažiuos? Per Velykas, ar po Velykų? Oi, nežinau, kad tikriausiai nei per Velykas, nei po Velykų. Kaip tai neatvažiuos? Tos ilgaležudės klausys. Taigi jau pas mus viskas suruošta. Išsiskyrėm dėl kiaulės. Jau ir kiaulė užaugo. Svečiai suprašyti, vainikėlis nupintas, o čia gal jau ir babka pasikėpė. Kaip čia dabar išeina? Išsiskyrėm dėl kiaulaitės, kiaulę užauginom, taigi prašiau, pakalbėk, užmokėsiu. Anciut, eikš greičiau, neš kilbasą nuo gryčiaus, matai, sako, ir pensiokas jau važiuoja pas kitą. O, tai ką čia turi? Zakaro to. Važiuok ranką ten susidėjai. Duok kilbasą. Taigi sakiau, kad tik vieną. Taigi sakai, bet dėsiu. O mergiotė netokia skubi kaip močiai tėvą nusidaro. Tai, kad neši dar sūrį iš kamarus. O tu žiūrėk, viską iš eilės pasakyk, nieko neužmiršk. Kiek darėsite, kiek laimėsite. Nu, eikš ant siūtė, kad ir viena matytų, kad kelnės siubam. Pagal alpensiuko stoną. Nei verpė, nei audio bernus įgaudė, kelnis jau pasiūtos, siūlės sukačiotos, tų pareigolį, kam nešiot neturi. Oi, mamutė, kaip gražiai pasakė. Dar vieną kilbasą, dar gražiau pasakė. A tai jau čia taip dėl tos kilbasos? Nu, tik žiūrėk, viską iš eilės pasakyk, nieko neužmiršk. Dabar tai jau tikrai viską pasakysiu iš eilės. Vainikas nupintas, vernų jau sumintas, stalai sustatyti, svadba suprašytas, jaunikis jaunai apgavai, žentis nevažiavo. Mano tauta mamutė, kad jinai neišišpytavavo. Ai, tu vaikeli nepaturėk, kad aš tu korkaną iš džiaugsmo, kad gerai gavau. Nu, o tu žiūrėk, mokysiu, kaip reikia kelnes siūt. O savo vyrui tai turi mokėti kelnes pasisiūt, negi dabar prie švenčių leisi svetimaičių pinėti. Ir reikia prisimaruot nueiti, reikia pagal žmogaus toną. Jeigu laibas, tai sprindis ir krumplys, o jeigu kresnas, tai sprindis, krumplys ir dar truputis. Na, kaip tavo almensiokui, tai dar į truputį reikia dėti. Nu, paduok anglį nuo pečiaus. Taigi suteps. Klausyk, močios, žirklės paduok. Va, mamutė viską nešiau. Nu, žiūrėk. Pamokyti mane kelnes siūt. Ai, tu lapė tau anksti dar apie kelnes išmanyt.
Dar joškė betrūko. Eitum plunksnų paplėšyti, sesutė ženėsi, paduškų reikia. Nu čia dabar, jinai ženysis, aš plunksnas plėšysiu. Einu aš nuo kainuką su ragutėm pasivažinėsiu. Nu ir eit nuo mano bėdnos galvos. Nu, žiūrėk, matuok. Sprindis, krumplys. Nu, dar truputis. Nu, čia va žiūrėk, nesijuok, va. Čia padarysim prajerką kelniam. Galaškės gali būti biški trumpesnės. Va, čia įkirpimas bus. Nu, įsižiūrėjai. Nu, nesijuok, dar įsižiūrėjai. Nu, Mamute, kodėl tu mane priminei? Kai buvo piršlėm atvažiavę, taigi būčiau prisimatavus, reikia švirtelti vieną ausį. A Jėzus vaikeli, žinok jau, kad ir labai rūpi, niekgi nekliudyk. Nežinai, kokios natūros yra, kai pakliudai, tai pašoks, negali, žinok, ir padgriaut, ir su pagaliu neapsiginsi. Ir negražu paskui šneka, kad bernai, kad merga pasileido. O, bernam tai možno. Vežamas, o merga ir gerą apgalbės ir jo teisybė bus. Už tai girdėjau, kai moterys sakė, kad dieninė duona niekada neatsibosta. Vočios klausyko nebogų. Ja, mamute, perbėti, pavyzdžiausi dar nemožno, tai ką dar ženysiu? Pagyvensi, pamatysi, vočio žodį paminėsi. Už tai girdėjau, kaip piršlys sakė, su alpensiuku buvo. Kai prieš prisegą, tai vargonai tik išlėta groja, da ne tava, da vargonai nedudava. O jau kai po to, tai jau greit groja, jau tava, vargonai dudava. Atsinamu gerai. Vaisysi dukrelę piršlį. Alpensiokas pagyvenęs, tai giria, kad tu pačiau ženytumės. Už tai jaunoji, kai jie prieš prisegą, tai tik tai žiūriu, reikia įsižiojus. O kai jau po to, tai tik prunkš, burną užsidėjus su pirštais, tik kirksėdama varo par šventorių. Nu, jau žinau, dukrelė jau karmis lyji tą, bet jau tik tai nesijuok. Taigi pati sakai, kad vien turys, nereikės raudot. Tai ką, aš durnesnė? Nu, tai paskui po šliūbo, bet šliūbo dienoj vis tiek raudok. Ai, užsišnekėjom. Būtume nors brūzgalioką nudrožę, duok balanytą nuo pečiaus. Nudrošim brūzgalioką, dabar patiniam kelniam negi guziką siūsi. Bus gerai ir brūzgaliokas. Į peilį paduok. Kaip aš dabar be peilių nudrošiu? Va. Dabar žiūrėk, dukrelė. Reikia labai gražiai, reikia labai glotniai. Važinau, gali tau pilvą pradurt. Tai kaip man pilvą pradurt? Jeigu kūsiuką nesiūsi. Alpensiuko kelnėmis siūsi, tai kaip man pilvą pradurt? Daug žinosi, greit pasensi. Nu, davai, matuok. Kaip mokinau, matuok. Sprindis, krumplys, dar truputį dadėk. Nu, įsižiūrėjai. Mamute, žinosiu, tik jau ne pirmi metai siūvom, jau atsibodai. Siūvom. Jau einu geriau pas mergiotės. Nu ir eik nuo mano bėdnos galvos. Tik žiūrėk, samdinių ten nekliudyk. Atidanė sukirpai. Ai, kiek aš čia truksiu su mergiotė, užsiplepėjau. Ale тебе kokį nelaimę, tik vieną kilvatą pamečiau, iš ko kadėjau. Tai ką meluoji? Nu ką, aš meluosiu, kad paskui tu pagaduok. Рачно, Лена Господора, ты сама. Что ж это колбаса? Oi, kai visi gandukai ko atėjai, žmogų paskui dreblys krano, tom širtas reikia ne. А чумка, ну ты пани пармадал, такие ты что ж это колбаса? Taigi čia mano. Эй, ты кого? Мама, видишь, это колбаса? Čia mano širtas. Duok. Ну, палауки, не пойдешь, и тогда их вернутся, тебе калить, что пани поехали. И сколько ты колбасу поновей? Išsineši. Tai tu tikrai panakai nemeluoji? Nu tai kam aš net taigi sakiau, kad nemeluoju. Vagiausiai. Ale tokie pykt atsibant, tą nemačiau, ką tu darysi?
Ai, imsiu aš ragos, o tu tamstelė tai neždinkis. Tik žiūrėk, varkyk reikalus, ateisi rytoj, pasakysi, ką girdėjai pas dirbalus. Tu šitą citą spėjai smukti. Ką tu per monus abinį dirba nesuprantu. Dar nevalgiau kalbasų nevėriu. Eini dirbi, nežinai, kas nori to geresnio suvalgyti. Vis tik, kad jums išdalijo, baigi iš proto išvaryti. Ar uždarysi savo sriauberį? Atsirado, matai, savo vaikų neaprietelius. Kiaulės buvo gaila, tai dabar ir kilbasos iš kada. Aš čia, ponia, daviau ir duosiu. Kaip daračiutė pašnekės, taip ir bus. Buvo prikalbėsiu gyvenę iš liubados. Tai va, už tokio tėvo tai ir duktėlis nežinau. Tavo prosto, pasauga daug, tai buvo paspir, kad užkalbėtų. Gerai pasakyta, mergana mąsto didžiausias nuostolis, gerai gauna kiaulių švienį. Taigi turi šeimyną, tegu šeria. Šeimyną be pietų. Nu, žirnių skulė tai sotus. Jo labai gudrės ir samdinių nemožna gauti. O matai, pasakė, tapilios išvaryti nemožna, pasakė, samdinių nemožna gauti. Tai va, tapilė tai nevalgė. Nebuvo atsivilkus. Galą pasidarė. Nu, į tegu daro. Aną dieną, kai raudonį šunį, sakės prisigirdi sekėtei. O, kad ją, kur šitą besarmatę da vandenį užsmardins, paskui gyvuliai negers. Vai patink čia. O kiaulių tai jau aš nešersiu. Būtum gudrė buvo skoja merginų galvos nukėlus, ir niekas nežinotų. Žiūrėk man, kad šita kalbasa niekur neprapultų. Vakarė užklisti samavarą bus vakarienė. Tai, kad vakarienė bus kada, sueis jaunimas. O tu jeigu pamatysi tą pilę, tai pasakyk, jeigu kiaulės pašeria, man ir kada reikia kelnėsių. Jiems tai moki, o aš visą gyvenimą te už maistą įdirbo. O, tu kur įlindus buvai, visi prie darbų, o tavęs nėra, tu žinai, kokį grieką šiandien padarei. Žinau. Taigi, gaspadorių grieką įvedė ir man dar ant galvos šitokį rūpestį užkorė. Kiba tu ir jauna prieš gaspadorių koją kilnojai. Nei jauna, nei sena. Gerai pasakyta, žilas plaukas galvon, velnės uodegon. Čia su tais samdiniais tai baigė iš proto išvaryti. Va, nusilupsi bulvių, kiaulės pašersi, užbiralą sumalsi. Supratai? Ne. Gerai. Supratai. Sveika gyva, kumutė. Sveika, tai nelabai sveika. A tai kokį kvarabą paėmė? Nu, žinok, sopulių tai jokių neturiu, tik tai labai susikrimtus. Nu, girdėjau, kad pas tamsą kažkoks tai skandalas buvo, tai žinai, neguliau tur savo mėgę, sako, eisiu pas kūną. Tai dėkui, kumutė, kad atėjai sėsk, viešne būsi. Oi, nežinau, ne ką daryti, ne kaip apsakyti, bet jau kaip tau, kumutė, tai pasakysiu nuo visos širdies. Jau kaip prasidėjo bėdos nuo naujų metų. Tai taip visus metus ir buvo. Tai va, nėr tos dienos, kad nebūtų bėdos. Išspringo bernas su ašaka, tai voliojos po gryčią, suspardė mane visą. Pažiūrėk, kokios mėlynės. Nu, tai gerai, kad susėdė, pamokino duot plutelių valgyti. Ale, kažia netyčia, geri juodaučiai samdiniai, važiuoju samdyti, taip širdis dreb, nežinai, kokį tikristą pasidarė. Tai jau taip. A, mano Mikolioks, kai numirė, parsivežiau berniuką, toks atrodo iš karto tyko, suvargęs buvo. Tai, kai atčėriau, tai atsigavo, paskui nerodus. Bijodavau vieną būt, tai mergiotės vis neišleisdavau namų. Ale tu matai ir kokių tik nėra. Nu, dirbt tai labai smagiai dirbdavo. Ale, taip tai karštas buvo. Sykį, kai pradėjo voliotis, kai pradėjo rėkti, man gumpas, vežk pas daktarą, vežk. Kiba kokį kvarabą paėmė, pakinkiau režimą, šieną įdėjau, paguldžiau, pati galė kojų atsiklaupiau. Važiavom iš to, žinau, nutino. Pasireikiau pasižiūrėti, tada gyvas. Čia toms vienu ranku man už kaklą, kitų už vadelių sukišau, na. Nu kaip įsigandau, kai surikiau, tai visą laimę ir jis pasibaidė, kai dėkė mane karava. Antsiminį važiavo. Ale tai galėjau ir užmušti. Ai, kaip įsigandau, sakom, sitna vašniką Mikuliuką dūšę išgelbėję. Ants labai pavydus gyvs buvo, kai mirdamsi tai liepė nesižemė. Matai,
Prisižadėjau, kad nesugrįžus ir mane kaip džiaugsmas iš ratų išnetė. Nu, matyt, kumutė nebuvo prapulties tau. Tai jau namo taip iš čia ją natį parvežė. Pasveika į bedaktarą. Ale kokių tik nėra antikris tuo atsvietų. Nu, sako, nereik mirusio minėt blogoju, nuolia man ant šitą, tai jau skuklus buvo. Parveš kokį šleivo kreivo. Nu, aš tai išrankyti man, žinai, tai gerai būdavo. Tai da ir be sveikatus visų gyvenimo. Tai kad sumistis kokį rozų, tai kad ne. Nu taip pažiūrėtai, nemažas buvo, iš veido neprastas. Kas kad neprastas. Grožių puotą tai neužbalysi. Visų gyvenimų kaip be vyra. Negi nežinojai, kumutė, reikia žiūrėti, kad būtų pečiuotas, stiprus, krepkas, tik nepilvotas. Vat už tokio išėjus, tai neraudosi. Na, maniau, kad apsileidęs. Ale kas mane žiūrėjo? Tėvam buvo vienodai. Sakė, pagoda, tas turta daug, 3 valakai žemės, ponia būsi. Juk tai žmogus nelaimingas nemotais. Raudodavau, kaip pamysėdavau savo gyvenimą. Daug jau mano dalio matyti. Tai jau taip, kumutė, žinok, žmogaus dalia nevienoda. Vat man tai dėl šito nereikėjo raudoti. Būdavo, kai užpyksta, tai negausi. Ale pasimeilinu, tai kitoj dienoj ir už tą rozą atiduoda. Dabar tai jau senas, nepaėgė. Nepaėgė, visau ryčia. Juokėsi, da kai paėgė, tai primušė mergo, kai radai stainioj su senio. Tai ką sakė kumutėj? Pienburgį vaikštai visai gėda. Tai jau šitą cypdavatkę su savo ilgu liežubiu prišnekėjau. Nugi nieko ten nebuvo. Susėdom visi pusryčių valgyti. Tėvas sako, ta pilė voliojas koją ant sprando nusikėlus. Nugi ir išėjom abudu. Aš gūnę užklojau, jis koją nukėlė. Nu, kai vėlai nieko nesupratai. Ni mergai, ni seniai nieko nesakei. Nu, kaip tau, kumutė, pasakysiu, jau sušluota, tai tvojau iš visos rankos. Abiem reikėjo skersai išilgai duot. Nugi ir seniui per plikę užtratinau. Makosi, kad kaltas, nerėžė atgal, tik durna bauba ir išbėgo samdinių žiūrėti. Gal jie jau ilgiau negriežėjo. O ką tu manai, kad jis vis ją užstoja? Sakiau, nelaikysim, sena, girnų nepasuka. Girnų nepasakau, ko jie prieš kas patori pakelė. Kai pamenu, kai pasamdėm, tai tik tai būdavo mala ir gėda. Girnelės trauksiu, savo mielą lauksiu, girnelės apsuksiu, savo mielą sutiksiu. Čia turėjo nakutį. Nu, nebuvo čia joks svetimas pasimaišęs. Nu, taip, niekai nesupratai, tik viena prieš kas patori, gėdodavo. Ai, tu savo, kumutė, kaip aš anksčiau nesupratau, tu man dabar akis atvėrei. Nu, jau dabar tai žiūrėsiu kožnam žingsnį. Ai, kumutė, čia jaunystės, reikia čia jaunystės žiūrėti. Vis tiek, kas užmatė, man atrodo, kad iš savų samdinių, kad ir giesmę sudėjo, visai tik Nacionkas piemenis primokino. Geras liežuvis to Ignacioko, galėjo ir Ignacionkas. Lelius kapojo visą dieną, net nusibodo, o berniukai ant kalnelio važinėjus. Tai žinai, vieną kitą žodį, aš įsidėjau auksin. Tai ką, ne ten gėdoju? Ne, mergiačių grįčiai. Ne, Ranciūtė pas mergiotės išėjo, Graciūtė nuo kalniuko važinėtis. Tai va. Nu, tai girdėjau. Nu, tai, jeigu ne mergiačių, tai pasakysiu. Ką ten, ką tą prisiminsiu. Ar ant sniega, ar ant ledo cibas mergo, vis tik vada merga juokiasi kvatojas, kad cibienė kūnė kloja. Och, jau šitas judošius Ignaciokas, nu tai jo, tai liežuvis geras. O Jėzus, kas dabar bus, kaip ir valai sužinos. Nu, kas bus, mūsų veselė iš tiesų valai, tokie dievoti žmonės tokie galvok. O Jėzus, kas dabar bus? Valai ilgai važinėjai? Ne viena aš buvo, ten mūsų daug buvo. Ai, bučiuok, tėtulytė ranką. Nu čia dabar, mama te pati sakė, pantara anksti tekėt. Tegu atsirdina ženytis, tegu visokius kveičiai. Taip, reikia vyresnį žmogų gerbt, nenaitą, nesu šlapia visa. Ai, pavalgysi ir marš ant kamaros gult.
Nenoriu valgyti mergiotės primylėjai. Tėčias tavo mergiotė graži. Nu tai jau taip, jau tik Ansiūtė pro duris, tai Graciūtė pro langą. O kai sueina bernai, tai laižosi. Nu, kad saka gražios visus nelaimingos, visus peklai. Ai, ką tu sakai, kumutė, gražios visiems. Ir ant svieto, ir peklai, visiems reikalingos. Sveika gyva, tetulyt. Nu, dar trupėjau. Sėdit patamsi. Nugi paimk lempą, ten yra kamarų žibalo įpilk atneši. Vakare sueis jaunimas. Kad nusėti man reikia kiūtint namo. Būda suteps. Nugi pasėdėję kumutė, taigi rytoj užgavėnės. Sueis jaunimas, ir mes pažiūrėsim, kaip jie linksminasi. Pabūk. Ar man можно bus pabūt? Kiek? A viską padarei? Viską. Saladuškas užmaišiai? Maišiau rūksta. Aha, tai tada pavalgai ir eini gulba, rytoj reiks amsikelt žlugtas mazgu. Nuleiskit kiek pabūt su jaunimu. Nu, o jeigu miego nenori, tai eini plunksnas prieš. Švitrė mergiotės. Įsižiūrės tavo Feliksiukas. Ai, nekalbėk kumutė. O, vaikrikšto moteris sava. Nu, taigi, atėjo vaikelį pasižiūrėti, kada jau čia reiks šokti. Jau po vestuvių, po Velykų tikrai bus Nu, vestuvės. žinok, vaikelį pasogų sudėjau, kaldrą pasiuvau, į padušką supyliau. Nu, ačiū, krikšto motinėlė. Vairnes kelnes ar pensiokui, vairgensiūt. Jau ir pasinai. Nu, dar ne visai, rytoj pabaigsi. Ale drobelis koks planumėlis. Nu, tu, eik, užsidėk gerą įsijoną, bliuskę naują užsidėk, jeigu rūpės, tai ateis rytoj ir ant pensiokas. Susišukuok, pasiruošk, kad būtum graži. Ainam, Nastutė, padėsi apsirengti seklyčiom, vis bus greičiau. Mes atšliūgą nuvažiuojam pamergę tik rengiam. Nu, ten nedaračiutė, tik tai galva kaišė. Kaip anamanės bijo. Ne, gaspadoriaus. Atikuodama. Ai, pirmai, kai trenkė kulokų į stalą, tai baisiai nusigando. O tai už ką dabar? A nežinai, vyrų durnumų bobas gazdint, ta vyro neturi, tai baisiai nusigando. Nu, be reikalas stalas nudaužys. Nugi žinok, kumutė, kaip tau tai pasakysiu, daviau 2 kilbasas daračiukė, kad nuėjus pas birbalus pašnekėtų. Nu, tai tai. Nu, taigi sako, jau Alpensiaukas ruošiasi pas Aneliutę važiuotų, čia pas mus viskas suruošta, tiek jau tos kilbasos, žinau. Da į sūrį dadėjimų, ir ta, kai ėjo vieną kilbasą ir pametė. Gaspadorius rado priemenė, tai čia, kad pakėlė mum vainą, kai trenkė kulokų į stalą, ta baisiai nusigando, norėjo nukirpti plaukų nuo apačios, sako, reikia pasirūkyti, kad nuo išgąsčio nesutrauktų. Ale tas nedavė. Žmogaus iškastis labai jau kenkia. Ale komu nepatikė, kitai duok rūkytis. Kipa nežinai, kad negalima. Kita, jeigu pasirūkys, tai jau ir bus. O tai ką dabar daryti, aš jai sakiau ateik rytoj, ar ne šiandien atsivilku. Mata, kad nieko nesupranti, tai ką gilaus. Jezus, jau turbūt tuoj ateis, dar turbūt su ta pilė užsišnekėjau. Tai kas dabar daryti, jeigu kartu nesirūkysim, tai paskui nukalbės Alpensioką. Nu ką, aš ją užkalbinsiu, užsirūkysime į Gaspadorius dar neparėjęs. Nėr, eik arčiau. Oi, tam stelapijus, viena vėduklėlė. Nu, ateisiu mergiotim namo, tai kartu pareisiu. Taip. Nuskapojau, verpti nemožina. Saka, nei kirmi, kivačio tokį pančią, kad aš sakau pamėgsiu. Jau ar mergiosit. Mergiotė, tai pati tai žinai, bet kuo apsiauna. Gerai, kad pačiučies atėjai, kol nieko nėra, tai pasirūkysi. Jau nukirpai, taip reikia pyktis praėjo. Ai, žinau, jau natūra, kai užpyksta, tai tikrenkstas pasimeilinu, kažką atiduotų. O čia kelis plaukelius dabar. Tokie tikrai ne Bonifaco paišom. Taigi patėsi, kad iš apačios reikia, galva tai nuo saulės nudaro. Moterėlį išviesti buvo. Ai, Eikit jūs čia, greičiau, dirbti šūdo. Eikit, daug užvedėjus, kokį greit, daug šūdo. Nu, ir tupėkit, pajustęs vilėstis. Nu, jau pasmirtas vilėstis. Ką gali pasirodyti kas nors.
Nu, ko nusigando. Man tai tik šumas. Iš pradžių, tai Bonifacas bloga pasakė, kai šuva. O tai ko nereikia, kai Bonifacą pamatė, kai šuva, tai jau tada. Bonifacas tai žmogus, kad ir blogas, tai ko man reikia. O šuva pranašas. Tai ko čia lietuvytės atlėko, ir mes įsigantom? Suprasit savo žmogų. Ką čia mamutė su 4 demonus dirbat? Tai nesikiš, kur tau nereikia. Gerą vakarą. Dėkui jau už gerą. Oi, kiek jūsų nedaug, be reikalo ir Monika tempiau būtų ir šukų užtekti. Vagin keturykščių esama. A, jau čia mūsų neskaičiu. Gaidė, jūs tai neišteisi. Ateisi daugiau. O, gaminime Ir kažką. mamutė. Nu, sakiau, kad kartu pareisim. Draugėm atėjau, su draugėm ir pareisim. Reikalą vienai vaikščiu čia dabar tamsis be mūsų. Atsiukęs. Tai sočiai pavalgys, rytoj pelenų diena. Va ir man mama įdėjo sūrio kieto. A lietuvio gardumėlis ir liežuvį gali nuvarti. Net burnoj tirpta. Kaip? Einam žybą, žinot, žaisti, kol kiti susirinks. Atsiukęs, susodink. Na, aikis. Petrai, padėkit stalą. Jo. Neškit stalą, čia kad vietos daugiau būtų. Čia statykit, va. Nu, a visi jau įsikepo. Nu tai žaidžiam žybą dėdą. A mes jau senus. Ką jūs čia? Padėjai. Kur Mikasa? Einu aš pašauksiu. Miega Mikasė. Gerą vakarą, ko nemačiau. Šitam fantui višne pabūtų. Kieno šitas man? Mano. Šitam fantui višne nuraškyt. Kieno? Čia mano. Dar ko betrūko, tu samdinė. Nu, negi čia iš tikrųjų, čia tik žaidimas. Mamot patilė. Nu, degtuką tai jau aš įdėsiu. O kam degtuką geriau šakaliauką duok? Kur čia dabar gausi tą šakaliauką? Petrai duok pučkelį. Na, čia reikia, šitus reikalus tai jau aš pati tvarkysiu. Na, Ei, mamutė nori išmok. eik, nesitikėk. Oi, tu keturmatį, ką tu darai? Nenaudėlė, tu mano vaiką šitą į grieką įvedei. Būt mano teisybė. Šitam fantui peklą sukurt. Kieno šitas O fantas? dabar visas grešnybės per peklą pravarysi ir dangą atidarysiu. Šitam fantui padėti peklą sukurt. Kieno jisai? Tai eik peklon. Tamsu, bijau. Neleisiu, ta mano mergaitė negriešna, tėvams saugesnis, neleisiu. Kieno šitas daiktas? Mano! Eik, Petras sušals. Nu jau, dukrelė, viena tai niekur neisi. Paskui sužinos, kad pensiokas, tai dar beseilė išims, sakys, kad merga pasileidus. Niekur viena neisi. Mamutė, nuleisk mane su lasputė. Nu, eikite. Na, abeikit, Petrai, Petrai, pravaryk per peklą abie. Kad išjautų. Mamut, ką jums daro, kad taip mergas pekloj veik? Taigi už griekus vėl nežinai. Tėveliuk, beik manęs atsiūtę vada. Nesakyk, vienais, sakyk, biesas ar kaip šiukas. A tai biesas ir velnias tas pats? Ir abus turi kuolą raudoną. Na, štai mamutė, kai supyksta tėveliuką velniu vadina. Eik pas mamutį paklaus. Nors tu neturytum papasakoti biesų, raliai patams išdygsta. Mama daug praleidė. Tėveliukas sako, kad mamutė žino, kaip jie ramiai patams išdygsta. Eik, tu nenaudėlė dalėčiai. Tu gyven! Petrai
ant pečiaus. Tatu pagrok, kad sušiltume. Vėliau sveikatos, lapą negauna. Kaip man čia išmokot? Na, nusipirkti ir išmoksi. Jei norite nusipirkti drėlį, duoti nemokėjau, ale tokį dainuoti tuometinis buvau. Ir tada prieš kariuomenę išmokau. Nu štrauk, padės man. Tatu pagrokim balsą. Vaikinai dėkoja merginam, merginas muzikantai. O, kad bent viena pabučiuotų, visą vakarą grojau. Tegu bernai bučiuoja. Nu, su bernais ne tas. Negali nie, kadangi jis nematytų. Ir vėl kalbasus atėjai. Nu ir reikas, taip, nepasarės. O jūs kokias triečiatis, kad tu ant roškus ant ledą, nėra katrai pradėti? Milijono. Nu, tegu mergiotis pradžia. Ir aš pamergiuoti dar be šliūpą. Oi, kai jau nabūti manęs vienos visur buvo pilnai šokti dėdot. Milijonų ir mano, nežinau, kad ras bus mano. Jonas myli gretiščiuoja, kabina pabučiuoja. Kai Untanas matė jau senas, kaip mylėt nežino amas. Duosiu Jonui rūgštą pieną, kad geriau įspjautų šieną. O Untanui tik iš rūbų tegul einu paskui plūgu. Jonui lovų aš paklosiu, pagulėsiu ir užklosiu. Eisi mergiotis namo. Neįsi kartu pareisi. Tik kalbokit, Ane, 12. O kurgi Feliksas? Ai, nerodo būt nuėjęs. Į pagavinas kilbasas neša. Nu tai kad negali būt, ne 12. Ta bilietas sena kebėša, kai eina savo reikalų, tai visada toks trenksmas. Nu, muzikantė, pagrok polką, kad per veselę mokėtume, kad neužmirštume. Nieko blogo čia nepadariau, čia groju. Na, žinai, kad jau penanų dieną, kad jau po 12. Tai kad mūsų dievolius dar nerodo. Rasmei tą kaltininką, kad aš atsuko visą valandą. Feliksų nebėjau, turbūt išneši. Feliktas senai jau pasandinė lovai. Oi, kad ją, kur šitą pasileidėlė, mano griežna vaikas, griekalingė Dievo Jėzus, kad jinai pekloj sudės. Ordava, niekur neišvietus, kol griekų nesuračiau.
O, dar viena grėšnikė. Oi! Kur čia jinai? Lėsk iš pastalo, lėsk. Tai, kad jinai kipšiuk. Nekalta. Bijau. Aha, bijai. O taip, ženytis nebijai, o mane bijai. Nereikėjo grėšti, jeigu bijai. Kipšiuk. Užrašyk tas abidvi pasileidėlės, ta pilė ir Mikasė. Ta pilė mano gaspadorių priekaninką dėt, o Mikasė nekalta mano vaikelį. O aš dabar rašau grėkus tų, kad tros matau. Kožnas už tave cent. Jeigu reikštų rašys grėkus, kiek reikės steklo kentėti. Nežinau, kas čia pas mumis stekla prabaja, kas čia pasidarė. Žinau, kad jie mano grįžtami prasidėjo akla. Nu, kada kas buvo, va dabar žiūrėk. Koks čiortas stovi, biesas, ašetonas, nežinau, kaip pavadinti. Tik kaip pavadinti, tai nepagadysi. Kaip nesakyk, vis tiek tas pats veidas. Jo, nu dabar tą ženiklę reiktų rašyti. Nu, pakalbėsi su mani? Bijau. Man tai, bijau. Tai gal ištraukti reikės? Aš tau sakau, kad jinai nekalta kaip iš ko krikšto, užtat negalim piršliūnė kaip atsiginti. Piršlių atsiginti negalima, ale matai vis tiek nežinot. Nu, tai kad ne tų pletkininkių liežuviai, tai senai būčiau ant sudės pristigus. Nu, kaip šiuk užrašyk tas abidvi pletkininkės, kilbasą duosi. Kilbasą senai galėjams išnešėjau. Ir be to aš jų nevalgau. Nu, nevysi iš pustavo nelysi. Bijau. Bijai, nebijai. Ištraukti reikės matai. Taigi, jinai, žinok, vyriškų labai bijau. Aha, su Pilypu vidury dienos ant šieno katatos kai varė, bet tai nebijoji. Jauna, liūdna, nežino, kad tu šviesi kaip su biesu, kai padausi, kad nebus prastom. Nu, gal apsipažinai kaip šiuk? Ne. Tie tėvai tokie ir vaikai. Pati žiūrė, kokios nebus vaikas. Jie man geresnė, kaip tokius žmonės dirba. Patylėk, paskui vėl sužinot, virbalai beseilį išims. Va jau atšokom paskutinį kartą. Per Velyką žemysis. Jokių vėselių nebus, jeigu nori žinoti. Ar ten ciukso neliukia venčiavos? Žinau. Matai, mes viską matom, viską žinom, tik tai ne visiems rodomės. O čia jau kai mano namai, tai aš nebijau rodyti. O, kai čia tavo namai, oi, kaip čia užsiam. Mano mergiočių neapkalbėjęs. Mamutė, jei nebijot, aš jau akis išplėšiu. Man ne vienam jau išplėšiai. Užtat, kai numirsi, nei dangų, nei peklą nieks neprims. Lakstysi bizdeliu numyrus. Žetonė, tu kiek apie mane neteisėmės prištekėjai. Nu da, pasakyk mano vardą, man tai patinka. Žetonas, žetonas, žetonas. Aha, tau užrašyta. Štai nenori su mani kalbėti. Tai gal tą kalbėti? Mamut, jama! Nerūšit žetonė, mano nekalta vaiką, geriau matyti. Tik aš Mykolas prašė nekliudyti. Na, aš prisižadėjau, kad niekur nesusitepsiu. Tik įvažiavau su Sandinė mane kaip griausas iš ratų išmetė. O tu neaišku, kaip ten pasibaigė. Tu labai pavydus buvo iš šio žemėje, numyręs nepasikeitė. Aha. Tu supranti, man jaunesnis rūp. Į va tą sakė jaunesnis, paklapnesnis. Mikas, kad paklapnesnis. Nedašiu, čia mano visas džiaugsmas. Nu neimsi, ni gražumą, ni paldumą, čia padangaus karalystė. Ainam dukrel namo į šitus kaplus. Yra užrašyta. Kai važiavai su Sandiniu, galvojai, neprastai būtų. Bet bijojai Mykolą. Matėjau šitoj kunigu sakyti. Ale ryto papelčius, neįsipažinti ir prisipažinti viską, bus čista kaip pakrikština. Nes taip, ten ir rėmėsis padėdoj. Pagrėkus visus surikiuoju, einu paimsiu akmeną, nunešiu, sudaužysiu jūsų bažnyčią. Ir kai numiršti, visus vorelė tiesiu taikymui pleko. Kaip šiau, kad tikrai man Mykolas pekų. Nu, tai aišku, dangui būtų, tai net nesusitiktume. O taip, neprastas, tai neprastas buvo. Ale už ką ant peklo papolė, negali pasakyti. Į vienų mergionį tik tai va sukrapštė visų gyvenimą. Tau vieną, va, Levanė bent porą berniokų. O, ten kaip visas, tai kada nors nusmuka.
Vasarą arklių jaudavo ganyt naktį, už žiemą, kol pati turšonai nepamiegi, jie plankinė valiavą. Matai, sakė, kad aš durna kaip pavelė. Pasirodo, kad ir kūmutė nemarku vyresnė. Tai antikristas, o aš maniau, kad jis be sveikatos ir kiaušiniais gydžio į pasmę. Kai kaimynka liepė pipirą ir batą pripyliau, kas iš to nusičiaudė per abudu galus, kaip niekada taip nieko. Taip tos žmogus nuvaro vyrus pirmą laiką į kapus, bandėdamus. Ten eik, vieną nežiūrėk, su tą nešnekėk, bijai žmogus visą gyvenimą. Teisybė sakai, kaip mane tokia pati. Biblijos galvos. Ai, nukriau namo, čia nieko nebus. Palauk, dar niekur neik, daug rašyt ne vieną grieką. O, kad šokai pelenų dieną. Būčiau šitą grieką neturėsi, kad nadavatką būtinį kalbėsi, ją yra tik. Aš neteisiu, kur tai matyti. Pamatyk, kad įkvėpti. Tai jau viskas mane priekėlioja, nepareiks. Ką man dabar kofertą nešiau? Nu, tai išliks pasirodė. Išrysiu. Bijojau, drebėjau, kad baisus, o kai atsivartoti, ne toks baisus nei ką. Tai gali šiandien su manim teklaisi? Ne, tik aš dar nenumirsiu. Numirsiu, kol nunešiu. Jau mano dūšia tai teklam nepatlios, kažkas negėlė ir nukladė atlios. Nu, bet iš to, kad tu eini. O, užrašydamas mane viską. Sėdi bažnyčioje, tu sėdu žiūri, kaip kad apsirengus, susišukavus. Nu tik aš išėjus kalbėti. Ale neskupios jaunystė būta, o kiek griekų su bernais pridirbta. Oi, nepėščia merga buvo iš burnos neprasta, bernai kaimuosis į medų plūdavę. Nu, tu man patenki, tai teklonė tokios buvę. Iš krajo, kaip tai saulyčia girdi, skrenda paukštis, kiek panori, nepagausi paukščiavorį. Užrašys me dar vieną. Dėdi gavėniui. Tai aš tik parodžiu, koks balsas kaip moku. Nu, moki, tu visokių monų moki. Bet kūnį vaidinėga nepasitakai. Aš gal ne tokia durna. Pasakysi, tai senė irgi svarta, neturėsi iš bažnyčios išvarysti. Tai kur dėti senai merdai? Neprižemotų, nepilnų, nepriima. Seniai, tai visus gaili pažiūrėti, vieni kelių Bonifacą plūdėlių, kad turkyt nuišgaščia gailėja, o jau pačiupinėti nemyslį. Tu tokia nepažįsta, kaip morit. Besarmatė! Bonifaco plaukų įsigeidei. Aš tik dabar tik pamačiau, kas su dukers. Nustokit, kovus! Tėvai, žiūrėk, jų vasą paskutinę ne. Nu, bet tokių preklonė buvę. Jau apytė būstelė nemus kumelės. Bet senai mane velnio kumeliu vadina, ale ne taip lengvai pepoj, velniai manęs pajodinės. Ale kai pajudinės, bent savaitę iš karto apsiramysi. O kiek aš griekų tavo prirašęs turiu. Neturiu aš jokių griekų, kaip man reikia, kaip aš gyvenu. Tėvai nebus čia, žinok, galų, nešgaidį, sako, velniai gaidžio bijo. Gerai, sakaidžio šalės, nekaip neįsitoksi. Tu tas šalės gelbė nuo velnio. Ai, nu paimsiu akmeną iš jūsų galų laukė, nunešiu, sudaužysiu bažnyčią. Kai numirsi, visi teko, tada tiesiu taikyti. Nugi, einam pažiūrėsim velnio galybę, pakels tokį didelį akmeną. Nu ir malsnas velnias. Žiūrėk, kokia velnio galybė, pakelia tokį akmeną. Jau neša. Išmetė.